Gerbiami daktarė, mes pradėjome pokalbių ciklą apie vandens reikšmę žmogaus sveikatai, būtent paskatinti nefrologų, urologų. Profesorius Dainys tiesiog prašė, skatinkit žmonės gerti kuo daugiau vandens, nes jis labai dažnai išgirsta iš pacientų, kuriems jau diagnozuota inkstų liga, tokį pasakymą, bet ašgi visiškai negeriau vandens, kaip aš susirgau. O blogai, kad negeri? Blogai, tai yra klaida. Reikia vartoti daug skysčių, reikia vartoti iki 2 litrų skysčių per parą. Tokiu būdu užtikrinti inkstų filtraciją, kitaip tariant, mazgoti inkstus, duoti jiems darbo, nes kai šlapimo koncentracija yra maža, tai yra, reiškia, kai mažai vartojam skysčių, tai yra tikimybė ir kauptis druskom, ir inkstų akmenlygiai vystytis, ir kitoms ligoms, taip kad pabrėžiu, kad tikrai reikia vartoti daug skysčių. Ir vis kyla klausimas, kokį vandenį reikia gerti. Taigi, kokia jūsų nuomonė apie silpnai mineralizuotą, natūralų vandenį, Tichės vandenį? Gera nuomonė. Galima gerti, žmogus gaus ir mineralus su tuo vandeniu ir tuo pačiu skysčiu, kurie reikalingi inkstams. Iš visiškos tylos, iš absoliučios tamsos, jis pakyla į šviesą, nepaliestas, nepakeistas, toks, kokį jį sukūrė gamta. Jam tik suteiktas vardas Tichė.